Labas visiems, čia Evaldas iš Eva Games ir nors senai nesimatėm, bet taip jau nutiko, kad buvo šiokių tokių darbų ir pasakyčiau, kad čia aš, Evaldas ir mano kolega Vilius, bet jis taip pat kurį laiką nesirodo, taip kad geriau pasakysiu čia aš, Evaldas ir ten kamputėje sėdinti mano žmona, kuri kritiškai kiekvieną kartą piktai pažiūrės, kai aš panaudosiu kokį nelietuvišką žodį. Ir šiandien pas mus ant stalo yra korpusas. Kaip matot, juodas, vieniem gal gražus, kitiem gal nelabai. Ir įprastai aš apie korpusus nešneku, nes tai yra metalinė dėžė, ką tu apie ją gali pasakyti. Bet šį kartą iš jums jį parodysiu dėl to, kad pats likau nustebęs, ką nupirkau, ką radau. Ir nors tai yra Fractal Design ir įprastai tai skaitosi labai didelė premium kokybė, kur gaunate viską viename, šį kartą aš radau tai, ką galėtumėte rasti ir pigesniuose korpusuose. Tai apie ką aš šneku? Tai yra Fractal Design Pop Silent. Yra Pop Silent ir Pop Air versijos. Silent įprastai primena kažką panašaus, kaip prieš 10 metų buvo Cooler Master Silent korpusai, kurie būdavo padengti medžiaga iš vidaus, storas metalas padengtas medžiaga, šiek tiek galbūt stiklo vatos. Ir jų būdavo šūkis, kad kompiuteris jūsų bus tylus. Tai panašu, kad Fractal Design iškasė seną karo kirvį ir pradėjo mėgdžioti Cooler Master ir sukūrė savo Silent korpuso versiją. Tai ji tarp Air ir Silent skiriasi tuo, kad Air turi daugiau ventiliacijos angų, neturi to, kaip vadinčiau, pašiltinimo, garso izoliacijos, o pas mus šiuo metu stovi Silent, nes tai bus kompiuteris naudojamas tylioje aplinkoje, kur žmonėms reikia susikaupti ir nesinorėtų, kad jis smarkiai šauktų, rėktų. Kitas momentas, aš iš tiesų net neplanavau pirkti, realiai aš ieškojau Fractal Design Define Compact, Define 7 Compact arba Meshify 2 Compact. Deja, turbūt sandėliai nėra užsivežę konteinerio su Fractal Design produkcija ir jų pasirinkimas buvo labai mažas, o kompiuterį reikėjo čia ir dabar. Tai teko išbandyti būtent Pop Silent. Ir kai teisingai supratau, tai ganėtinai naujas produktas tiek Fractal Design linijoje, tiek Lietuvos aplamai rinkoje. Ir trumpai pasakojant, tai vėlgi, korpusas tai yra ATX. Žvelgiant galima būtų spėti, kad tai yra EATX, galėtų būti Extended ATX versija, nes jeigu pažiūrėsi dokumentaciją, galų gale ištrauksim ruletę, mes turim netoli 40 cm tarp taško priekinio ir galinio, tai yra labai daug ir galėtumėte talpinti EATX sisteminę plokštę. Dėja, montavimo žymių taškų tokiai plokštai nėra, taip kad mes vėl grįžtam prie to tradicinio Cooler Master kopijavimo stiliaus, kai jūsų sisteminė plokštė užima pakankamai nemažai vietos, bet jūs turit gerą sprindį priekyje, kuris tiesiog yra tuščias. Ir aš įsivaizduoju, kad tai būtų tikriausiai idėja tam, kad jūs galėtumėt įdėti ilgą vaizdo plokštę, kur, neklystų dokumentacija minimumai yra 380 mm, jeigu jūsų aušintuvai yra viduje. Tai mes maždaug tiek ir turim jūsų vaizdo plokštė. Tai yra tikrai didelė vaizdo plokštė ir praktiškai bet kas. Įtariu, net 493 jungčių tilpto. Deja, tai yra Silent korpusas ir kadangi tai yra Silent korpusas, jisai, kaip pastebėsite, viršui neturi jokios perforacijos, todėl aušinimas tiesiog viršui negalite įsistatyti jokių aušintuvų. Priekyje turi tik maksimalų 280 mm aušinimą. Ar tai būtų vandens aušinimas, ar tai būtų tiesiog oro ventiliatoriai, tai viskas, ką jūs galite pasiekti, tai 240 arba 280 aušinimas priekyje. Ir jei gerai pastebėsite, priekyje taip pat nėra perforacijos, yra garso izoliavimo elementai ir šone nedidelis, kaip šis aiškus, grilis, per kurį gali siurbti orą. Ir prie viso to prisideda priekinis stiklas ir jūs turite nedidelę orkaitę viduje. Mūsų atveju tai yra, vėlgi matot, Quadro T400 vaizdo plokštė, jau įtarėt, kam šitas kompiuteris bus skirtas ir net su oro aušintuvu Ryzen 3 59006 mes temperatūrų baisių nepasiekėm, tai buvo, jei neklystų, 78 laipsniai
procesoriuje ir 54 vaizdo plokštėje smarkiai kaitino šią būdelę. Tai mūsų atveju tai problemų nesukėlė, bet jūs pabandykite įsivaizduoti, jeigu viduje gyvena, nežinau, Ryzen 7 950 ir tarkim 4090 GeForce'as, visa tai įdėta į šią mažą aušinimo angą, tai tikrai manau, kad turėtumėt labai stiprių perkaitimo problemų. Galų gale vaizdo plokštė, gale esantis vienas aušintuvas ir viršuje nebuvimo jokių aušintuvų, tiesiog stiprios ir labai galingos vaizdo plokštės karščio nepašalinti iš korpuso. Bet tiek kaina šio korpuso, tiek šis korpusas nėra skirtas turėti labai galingą sistemą. Galų gale jie net patys savo puslapyje yra parašę lengvam žaidimui. Na, lengvą žaidimą kiekvienas įsivaizduojame gal skirtingai, bet lengvam žaidimui. Tai manau, lengvam žaidimui galime kalbėti kažką apie 4060 ar 7600X ar panašiai. Tai lengvas žaidimas, kaip bebūtų lengvas žaidimas, jame labai yra daug komponentų, kurios angliškai vadina optional, tai lietuviškai būtų, net neįsivaizduoju, tai yra tiesioginis vertimas, galite įsigyti, jeigu norite. Ir tas galite įsigyti prasideda su tuo, kad priekyje galite turėti 2,5 colių SSD diskus, kurie, kaip matote, čia nieko nėra, bet galite įsigyti metalinį laikiklį jiem, jeigu jums to reikia. Gale statosi dar 2,5 colio SSD diskai, jiem laikiklį dėja jau gausite, viskas tvarkoje. Apačioje 2 kietieji diskai, 3,5 colio gali statytis, gale taip pat vienas 3,5 kietasis diskas, kurio laikiklį galite įsigyti. USB 3 kaip ir jungtis priekyje yra, dėja USB-C jungties nėra, kurią irgi galite įsigyti, jeigu norite. Tai visas šitas korpusas tampa toks labai įdomus, galite įsigyti. Tuo tarpu anksčiau pagaminti Fractal Design korpusai, kaip tas pats Define 7 arba Meshify, to tokio galite įsigyti anksčiau nebūdavo. Anksčiau būdavo gauni viską arba negauni nieko. Dabar galite įsigyti atsirado. Tai bent jau džiaugiuosi, kad aušintuvus šiokius tokius pridėjau, o negalite įsigyti. Aušintuvai nežiba, tai yra 320 mm Fractal Design 12 V aušintuvai, kurie turi 3 valdymo jungtis, tai kitaip sakant, turėsite voltage valdymą, o ne PWM valdymą. Tai nėra blogai, bet reikia turėti omeny, kad truputėlį kitaip valdos ir tada biesas jūs turėtumėt pasirinkti, kad tai bus srovės valdymas, o ne konkrečiai PWM valdymas. Kas buvo pats keisčiausias dalykas, kurį pastebėjau? Visų pirma, šiais laikais jau korpusų su DVD, CD įrenginių vietomis jūs jau nebegausite, nes vėl diskai praktiškai numirė ir niekas jų nenaudoja, todėl kaip ir niekam nereikia korpusų su tokiais laikikliais, bet Fractal Design kažkodėl sumastė, kad toks daiktas gali būti reikalingas ir ne tik toks daiktas. Dabar stebėkite, priekyje yra magnetinis, nežinau, durelėm nepavadinsiu, tiesiog uždengėjas ir jūs gaunate kažkokį tai stalčiuką, kas labai keista, kam jis reikalingas, gal USB diskui statyti, gal USB flashui statyti arba kažkokiem papildomim varžtukam, sakykime, maitinimo bloko atsarginių kabelių tikrai nesutalpinsite, bet ši priekinė vieta gali jums tarnauti kaip ir CD įrenginio vieta. Viduje yra tvirtinimo taškai, sukami įprastais ODD varžtais ir prasivedę laidus jūs tikrai galėtumėte turėti priekyje CD įrenginį, kuris dabar pas mane nelabai įsistato, nes aš nematau, ką darau. Tai toks keistas sprendimas, bet turėti stalčiuką ir ODD įrenginį, na, per kompiuterį tikriausiai DVD filmų nežiūrėsite. Jeigu žiūrėsite, tai turbūt per kažkokį tai grotuvą ar savo Xbox, PlayStation ar dar kažko kito. Čia
aš gal pasakyčiau kažkokio pirato gal kompiuteris, kuris vis dar galėtų diskus kopijuoti, nes turite pakankamai daug vietos savo vidiniam talpyklom bei galimybę turėti DVD įrenginį. Patys spręskite, kam jis naudojamas. Kaina jo, vėlgi, kadangi jisai toks keistas, kaip ir daug ką galite įsigyti, o kaina yra 78 eurai. Fractal Design Meshify arba Define 7 kainuoja virš 110 eurų. Tai ta paklaida tokia apie kažkur 30-25% atsiranda, bet ten gaunate viską. Tiek galimybę turėti viršui pilną uždengimą, tiek perforuotą uždengimą, pilną dulkių filtrą apačioje. Čia gaunate tik maitinimo bloko filtrą. Tuo tarpu ten gaunate mažiau vietos savo talpyklomis, tai aš čia tikrai neketinu nieko siūlyti ar peikti, tiesiog noriu pasidalinti, kad vis dar radau korpusą, į kurį galite įdėti DVD įrenginį ir jis yra nepagamintas praeitam dešimtmetyje. Tai viso video metu galėjote pažiūrėti pakankamai nemažai ištraukų su vaizdu iš arti, šiek tiek montavimo. Manau, įvaizdį susidarysite, galbūt tai padės jums apsispręsti, ar verta, ar pirkti, ar ne. Turėkite omeny, kaip minėjau, čia yra silent elementas, kuris skirtas tam, kad turėtumėt kuo mažiau vibracijos, kuo mažiau garsų į savo aušintuvą. Jo toks darbas yra, jis yra karštas, bet tylus. Jūs galite paieškoti Pop Air versijos, kuri priekyje turės panašiai kaip Meshify 2 perforuotą dangtį, viršuje turės perforuotas skyles ir viršuje turės galimybę įsistatyti 2 120 mm aušintuvus arba, vadinkime, vieną radiatorių, kas įspręs temperatūrų problemą. Bet visa kita daugmaž vidinė dalis, ypač tas karkasas, išlieka tas pas tiek pas vieną, tiek pas kitą. Tai va, šiam kartui tiek. Metalas gal ir neblogas, bet neprilygsta, vadinkime, Meshify, bet šiam kartui tiek. Buvo įdomu, pasidalinau su jumis, kitam video pasidalinsiu dar didesnį keistenybę ir tikiuosi šitas kanalas nepavirs IT technikos keistenybių kanalo, bet kol kas tai yra tai, ką jums galiu pasiūlyti ir šiam kartui tiek ir ate.